Mes tik negirdim tų, kas gyvai susirinkę. Tai iš naujo pradėsim tuomet. Sveiki visi, pradedam rugsėjo 29 dienos miesto ūkio ir paslaugų komiteto posėdį. Su darbotvarke buvo supažindinti elektroniniu paštu. Jokių nusišalinimų nėra gauta, ar galbūt yra vis dėlto norinčių nusišalinti, tai jeigu yra pageidavimas, prašom dabar. Tokių nėra, tai tuomet prašom padėti. Yra skyriaus vedėja Agnė Ogonė, pristatau tarybos sprendimo projektą TR814 dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Tai trumpai pasakysiu, kad turim labai geros dar būklės kėdes, jos yra iš miesto rotušės, bet po jos rekonstrukcijos, po remontų, po ekspozicijos įrengimo, jos tiesiog niekur nebetinkamos, nes viskas ten yra nauja ir gražu. O kėdės, kaip minėjau, geros būklės, apklausėm įstaigas kultūros, tai kultūros įstaigos neturi kur naudot, tada švietimui pasiūlėm ir tikrai švietimas, 2 švietimo įstaigos, tai Kauno Lopšelė, Darželė, Drevinukas ir Petrašiūnų progimnazija su malonumu paimtų ir toliau tą turtą naudotų veiklai savo. Jeigu pritarsit, iš kultūros sektoriaus perduosim turtą švietimo sektoriui. Manyčiau, klausimų šičia nebus, tai pritarėm bendru, ar ne? Ačiū. Dėkui. Sveiki. Milda Labušauskaitė, sveikatos apsaugos skyriaus vedėja. Teikiamas sprendimo projektas dėl netikrumo viešosios įstaigos Radijo Vilniaus slaugos ir palaikymo gydymo ligoninės direktoriui priimti sprendimą dėl mokėjimo turte valdomo Kauno miesto savivaldybės turto pripažinimo netinkamu negalima naudoti ir jo nurašymu. Tai yra procedūra, kai Vilniaus slaugos ir palaikymo ligoninės vadovas kreipiasi dėl noro ir būtinybės nurašyti tam tikrą įrangą. Ir tiesiog reikalingas steigėjo pritarimas, kad galėtų tą padaryti. Suprantu, ta įranga pagal sąrašą, jūsų skyrius peržiūrėjo. Ir yra tam tikri paaiškinimai, kokiams įrangoms, pavyzdžiui, ten deguonies koncentratorius, tai detalių kainos yra apie 80% naujo vertės, tiesiog yra tokie dalykai, kur neapsimokė remontuoti. Suprantu, čia ne buhalteriškai, bet normaliai nurašom, tarsi, kad jie nebus naudojami. Ar yra norinčių dar paklausti? Ar galim bendrų sutarimų? Dėkui, klausimų pritarti. Ana. Labą dieną, Tadas Oskauskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos sporto skyriaus vedėjas. Pristatau Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą TR851 dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo biudžetinei įstaigai Kauno plaukimo mokyklai. Šio tarybos sprendimu yra perduodamas turtas Žalgirio baseino, kuris yra savivaldybės nuosavybės teisė priklauso, bet jis buvo perduotas nuomininkui, baigus nuomos sutarčiai iš jo perimtas ir dabar atiduodamas yra Kauno plaukimo mokyklai, kad toliau vykdytų tiesioginės funkcijas baseine. Čia formalumas. Taip. Mums reikia, kad įstaigai apskaita vis tiek įsitrauktų. Reikia, turbūt nebūtų vadinasi. Visko manau. Sunku pasakyti, bet šiaip pagrindė ten viskas išlaikyti yra tvarkingai.
matosi naudojimus žinių jau pačiam pastate. Bet padarė profilaktiką baseino, sutvarkė trečkus brokus ir viskas tvarkoje. Jeigu daugiau nėra norinčių paklausti, bendrų sutarimų, pritarim. Dėkui, klausimų pritarta. Ačiū. Daugiausiai pinigų elektroninės spintelės užraktas. Daugiausiai pinigų tai spintelės užraktai. Kaip spintelės tada nesuraktai. Užraktai. Nu kaip? Labą dieną. Skyriaus vedėja. Pristatau tarybos sprendimo projektą numeris TR834 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 dienos sprendimo numeris T541 dėl vietinės rinkliavos išnaudojimo Kauno miesto savivaldybės viešąjį turizmą ir poilsio infrastruktūrą nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Šis pakeitimas atsirado tada, kai mes prieš porą posėdžių svarstėm dėl vietinės rinkliavos tarybos sprendimo projektą. Jis buvo priimtas suvienodinant sąlygas visiems mokėti tą rinkliavą ir tas projektas nukeliavo į vyriausybės atstovų tarnybą ir iš ten gavom pastabas su prašymu atsižvelgti į jas ir pakoreguoti šiek tiek tam tikras nuostatas esančios tose rinkliavų nuostatose. Tai, kad atitiktų vietos savivaldos, rinkliavų įstatymo pakeitimus dabartinės redakcijas. Tai dėl to ir darome čia dėl asmens su negalia, tiesiog pati formuluotė keičiasi, dėl tai, kad privalo teikti ir nulinės deklaracijas, taip pat skaičiuoti delspinigius galime mes. Ir anksčiau biudžetą ir sprendimą dėl vietinės rinkliavos teikdavo administracijos direktorius, dabar pasikeitus vietos savivaldos įstatymą teikia meras. Čia išpildysim visus tos. Tas pastabas gautas, kadangi jos teisingai senokai rengta tą tvarką, tai reikia tiesiog, kad atitiktų dabartinės įstatyminės nuostatas. Dėkui, dar norinčių paklausti yra. Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Galime. Taip, dėkui. Klausimą pritarti. Vėl leistas. Kas taip? Saulius? Čia greitai mano, čia vaikai turi kultūros, ne? Vaikas. Švietimo. Švietimo sporto. Išėjtų vaikimas. Į dalis, į tą sieną padaus reikia. Soma. Paskaityti. Kūrybinė pertraukėlė. O visas daug. Tai gal į temą. Einam prie jų. Gal irgi. Čia savo, to yra buvo tai to fiesta, ne? Tai valgom maistą yra. Beveik posėdžiaujam. Klausimai, kad aiškus, čia perdavimas turų, tai čia Net neturim ką klausinėti, nu tai. viskas aišku, čia taip, tai ką tai. Jeigu kėdės nesukapojo, ar perduoda kažkam, tai gerai, nu, išsaugotas turtas. Kiek liko perduodami? Laukiam posėdėję miestuke. Nu tai gerai. Bus rakortmas kėdės, kaip sakant, darželėje. Valiukas skaitys, tai išės. Bet ne, valiuk klausimas nėra, kad daugiausiai, ne? Palyginant. 40. Tai čia praktiškai kaip ir nėra. Čia 2 kartus mažiau. Bus ir taryboje mažiau. Tai gerai, nes būtų 80. Tai dabar mėnesį būtų, kai būtų taryba 9 dieną, dabar kada 8 dieną, staigiai viskas. Bet mažumos valandų. Šiaip bus jau, ne? Tai klausimu.
Sąrašukas, bet pusmetį pildoma. Atrodo girdis, ką. Čia yra užsienos, Gerai, ačiū. Kaip atrodo, rimtesnės turėtų būti sienas. Urbanistinė vyksta. Gerai, laikom. Labą dieną, Saulius Rimas, miesto plėtros ir paveldosaugos srities, pristatau tarybos sprendimo projektą numeris TR848 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 metų vasario 7 dienos sprendimo numeris T15 dėl viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Tai šitas sprendimo projektas, jisai toksai tokio, nežinau, kaip čia pasakyti, redakcinio pobūdžio, kadangi įvyko reorganizacija savivaldybės administracijos, reiškia, buvo sujungti 2 skyriai, kaip žinote, miesto planavimo ir architektūros ir kultūros paveldo skyrius. Tai šitoje tvarkoje tiesiog buvo nurodyta, kad ten tam tikrus veiksmus atlieka kultūros paveldo skyrius, tai šitą vietą ir keičiam. Čia pinigų matyti. Tai programa. Senas. Tai čia kiekvienais metais, žinau, skirtingai būna. Šiais metais, man atrodo, 800 tūkstančių. Tai neklystu. Kažkas tarp 5. Manau, čia klausimų nebus, techninio redakcinio pobūdžio korekcijos, bendrų sutarimų galim pritarti. Dėkui, klausimų pritarti, ačiū sau. Taip įsibėgio, čia per komitetą. Labą dieną. Sveiki. Leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja, Marta Šelienė. Šiandien pelno, pasakysit. Kurį čia pirmą sprendimo projektą. Per 826 dėl atleisto ir neprižiūrimo nekilnojamo turto 2025 metų sąrašo patvirtinimo. Kaip ir kasmet seniūnijos atlieka darbą, siunčiam informaciją, mes padarome bendrą sąrašą nekilnojamo turto objektų, statinių, pastatų, kurie jūsų pritarimu bus įtraukti apleistų statinių sąrašą ir mokės padidintą nekilnojamo turto mokesčio tarifą. Tai nekilnojamo turto mokesčio yra tas maksimumas jau. Taip, šiai dienai yra 3% nuo nekilnojamo turto vertės. O tai vertė, kas nustatė į patys? Registrų centras. Ar yra norinčių dar paklausti? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Dėkui, klausimų pritarta. Ačiū. Kitas sprendimo projektas yra 553 dėl sutikimo BTOP Sport steigti lošimo organizavimo vietą Karaliaus Mindaugo prospektas 50 Kaune išdavimo. Azartinių lošimo įstatymų nurodyta, kad nauja vieta steigiama tik to miesto tarybos sutikimu. Tai BTOP Sport pateikė prašymą, kad Žalgirio arenos patalpose būtų įsteigtas lažybų punktas. Tokį sutikimą mes už šito adresu esame išdavę tai pačiai įmonei, tačiau jie nori steigti kitą vietą. Kitoje vietoje. Tam pačiam pastate, bet bus kitam aukšte lažybų. Prašau. Žiūrėk, o tai kurie vietų dabar nori steigti? Pirmą aukštą. Pirmą aukštą? Tai čia bus kur yra treniruokė pačioje? Jie darys atskirą patalpą, ją tiesiog darys. Formos. Taip, bet jie langai bus išforė, matysi šiandien einam pavyzdžiui. Žmogus turės ateiti iš vidaus. Čia ne baseino pastate, o pagrindiniam. Bet pavyzdžiui, nuo išorės, taip ateini, pavyzdžiui, baseiną ar gareną, nes matys tos, kad toks lažybos reklama. Azartinių lošimų reklama yra draudžiama, o nuo 27 visiškai uždrausta. Dabar dar truputį leidžia. Tai reklamos renginiai. Kadangi vis tiek yra baseinas ir vaikai supranti dažnai. Klausimų išlaikoma, reiškia. Galim bendrų sutarimų pritarti? Dėkui, klausimai pritarta, ačiū.
Labas. Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Luizas Pakaniškis norėjo pristatyti 3 tarybos sprendimo projektus. Pirmasis tarybos sprendimo projektas, kurio numeris T845 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 spalio 19 dienos sprendimo numeris T434 dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimų jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tai sprendimo esmė, kad pasikeitus teisės aktam infrastruktūros įmoka turėtų būti sumokama ne su statybą leidžiančio dokumento išdavimu, bet su pranešimu infostatyboje apie darbų pradžią, kadangi statybos leidimai išduodami su projektiniais pasiūlymais, tai infrastruktūros įmoka pakeičiama, jinai turėtų būti sumokėta iki darbų pradžios. Anksčiau statybos leidimas išeidos būdavo gaunamas su techninio projekto parengimu, tai čia perkeliam tą įmokos mokėjimą iki darbų pradžios, kadangi pagal dabartinę tvarką, pagal su projektiniais pasiūlymais gavus statybą leidžiantį dokumentą dar pradėti darbų negalima, dar turi būti parengtas techninis projektas, ekspertuotas. Tai dėl to yra šis patikslinimas parengtas. Čia biškį lengviau, ne? Vėliau mokėt galės. Ne, lengviau. Tas leidimas dabar leidžia statyti, tai prieš darbus susimokyti. Ar yra norinčių paklausti? Jau viską paklausti apie to, kadangi tas rezultatų mokestis, aišku, jis nėra mažas. Kiek, pavyzdžiui, galbūt, žinai, buvo 22 metais turinta mėnesį? Reiškia, gal patikslinti, tiksliai neatsiminsiu. Už kurios metus? 24 praeitais metais, jeigu bus turim. Ne šiaip, tai praeitais metais, jau vis tiek. Apie 1 milijoną eurų, sakyčiau. Bet jis mūsų, pagal miestų žiūrint, tai mūsų turbūt mažiausias yra. Tai yra 13,80, ten net rajone yra 40 eurų, tai mūsų kvadratinio metro mokestis, sakyčiau, yra vienas iš mažesnių Lietuvoje. Ir, tarkim, jeigu kalbant apie, jeigu vystytojai vysto kažkokią infrastruktūrą, tai tas mokestis labai greit susidengia, nes dažniausiai nepadengia tas kompensavimas tos infrastruktūros, kurie jie išvysto su savo vystomais objektais. Ten tinklų įrengimai, kažkokios ten dangų sutvarkymai, pavyzdžiui, jų sklypą, tai tas mokestis santykinai yra mažas. Ir dėl to 10 punktas turbūt keičiamas, dėl to, kad jis yra. 10. Taip, jo, čia būtent, čia ta visa mokėjimo tvarka, kadangi sugriūna dėl leidimo, kadangi su projektiniais pasiūlymais išduodama, tai čia keičiama keletas punktų, bet visa esmė, kad būtent tas statybos leidimo išdavimas persikėlė į projektinių pasiūlymų stadiją, o mes sakom, kad sumokėti reikia iki darbų pradžios. Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Dėkui, klausimą reikia dabar. Kitas tarybos sprendimo projektas numeris T847 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 metų lapkričio 22 dienos sprendimo numeris T551 dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Tai yra išdėstomas Kauno miesto kapinių sąrašas, jisai pakoreguojamas pagal faktinius metų tos dienos kapinių duomenis, tai yra įvardijamos kokios kapinės, kiek yra mieste kapinių, koks jų statusas, registruota, neregistruota, koks jų plotas, kas yra prižiūrintis kapinių prižiūrėtas, tai toks dokumentas, kuris konstatuoja, kiek yra kapinių ir koks ten jų yra, koks jų statusas ir kokie pagrindiniai tų kapinių duomenys yra. Jis tai yra. Ar yra norinčių paklausti? Galime bendrų sutarimų pritarti klausimui? Dėkui, klausimui pritarti. Tai paskutinis tarybos sprendimo projektas
Mano pristatymas yra TR 854 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2025 metų kovo 18 dienos sprendimo numeris T176 dėl Kauno miesto gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų 2025-2027 metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Na, tai čia sąrašas vėlgi iš esmės nesikeitė, keičiasi tik tai finansavimo šaltiniai, metų pabaigą matom geriau arba blogiau vykstančius objektus, tai dėl to balansuojant tarp kelių direkcijos, kelių plėtros ir programos lėšų ir biudžeto lėšų, būtent čia susiję su Minkovskų gatve. Minkovskų gatve šiuo metu įrenginėjami yra tinklai, baigiami įrenginėti dalis tinklų, ten elektros tinklai dar yra pertvarkomi ir gatvės pagrindinė įrangos darbai keliasi į kitus metus, dėl to mes turime patikslinti finansavimo šaltinius, na, kad subalansuotai, kad įvykdyti kelių direkcijos, panaudoti kelių plėtros ir plėtros programos lėšas ir biudžeto lėšas. Tai dėl to keičiam ne sąrašo, o sąraše esančius finansavimo šaltinius. Tai net jau pabučės, net pavyzdžiui, vėjų gali. Lėškumas nesikeičia, tai yra tik tai finansavimai. Taip, tai čia vėjo gatvėje dar, kad finansuosime iš kelių direkcijos lėšų. Pradžioje buvo tik planuota biudžeto lėšom finansuoti, bet kadangi Minkovskio gatvėje iš direkcijos mažiau padarom, tai tada tas lėšas į vėjo gatvę nukreipiam. Tai tas lėškumas niekas nesikeičia, tik tai finansavimo šaltinis. Padaugėjo, ar ta pati suma liko iš? Ne, direkcijos suma liko ta pati, bet buvo planuota daugiau, kad bus Minkovskio gatvėje, išgalim tada buvo ten, kadangi užsitęsė tinklų įrengimas, tai tas lėšas tada naudojam kitiem objektam esantį programą. Ar bus tikime su Vaišvydavos gatvės gyventojais? Didžiosios gal ne? Tai jie netgi nori atsijungti nuo Kauno. Ne, tai mes turime rangos sutartį pasirašę su autokausta dėl Didžiosios ir Piliuonos gatvės rekonstravimo, bet prieš tai turi vandenys pakloti lietaus nuotekų tinklą. Tai vandenys dabar projektuojasi, tiksliau pertvarko, projektas buvo parengtas, jie pertvarko, tai mes irgi su jais buvom su gyventojais susitikę, jie jau gal vis netikė, bet mes turime rangos sutartį ir pavasarį vandenys pradės vykdyti lietaus tinklo įrengimo darbus. Piliuonos gatvė, Didžioji gatvė, Rūko gatvė, Vaišvydavos plente turės įbėgti vanduo į tą pelį, nežinau, Samšos gal vadinimo, gal tiksliai dabar neatsimenu, bet jie irgi turi projekto pareagavimo sutartis ir pavasarį turi fizinius darbus pradėti, iš paskos eisime su autokausta, su darbų atlikimu. Tai rangos sutartys yra, bet kol vandenys neįgyvendins lietaus nuotekų tinklo nepaklos, gal mes nedarysim gatvės, bet ta prasme... Teisingai supratau, kad dar 2 metus reikės laukti. Kol bus pastatyta gatvė taip, bet 26 metais prasidės jau gatvės tvarkymas nuo lietaus tinklų įrengimo. Jame tai negali dar renginėti. Ten projektą, kadangi pagal, žodžiu, buvo numatyta lietų išleisti per Garšvės ir Alksnių gatves, bet tos gatvės yra asfaltuotos ir ten daug kilometrų, nedaug kilometrų, apie 2 kilometrus reiktų tinklo nuo Piliuonos Didžiosios pakloti, tai dabar bandom Piliuonos Didžiosios išsileisti Rūko gatvę, Vaišvydavos plente, reikia pertvarkyti tą projektą. 25 metais prasidės gatvės rekonstravimas kartu su lietaus tinklo įrengimu. Medžių tęsiam. Dirba praeitos savaitės, šiluminės trasos gavom darbą, praeitos savaitės sumontavom ir dirba. Tie gyventojai pradėjo ten žinai, kadangi sako, mėnesį laiko dirbo, tai visi. Jo, ten mes norėjom, reikėjo perdangą individualią tokią užsakyti, nes per aukštai buvo energijos kamerą, tai užsakėme, praeitą savaitę sumontavo ir praeitą savaitę jau dirba. Nežinau, ar tiem ar net Milikonių kalno pagal grafiką darbai vyksta? Iki lapkričio 1 atidarysime. Kad tik žemėm? Ne, atidarysime, eismą atidarysime. Visiškai.
Tai ten bus dar darbai šaligatviuose vyks kažkiek, ta prasme, eismas bus atidarytas. Ten tik tai kontaktinis tinklas, manom, kad kitais metais įsirenginės, nes jie... Aš manau, kad vienas jūs nepadarysit, žinai, iki lapkričio 1. Ne, tai dabar, neaišku, tai dabar dirbame ten intensyviai ir bus nuo Apuolės, Karos gatvės į viršų 2 eismo juostos, į apačią 3. Tai lapkričio 1 atidarysime eismą. Žiedas ir pavydus, sakysime, pačiu, ne? Ne, žiedą įsijungsime, dabar esamą žiedą, kada statysis Lidlas, tai Lidlo turi infrastruktūros sutartį, jie turėtų pritaikyti žiedą, ten šaligatviai dar jų sklypą įsikelia, tai kol Lidlas nesistato, tai tas žiedas liks toks laiko. Gerai, ačiū. Ačiū. Dėkui. Viską. Išvolėm tik klausimais. Ne, kad ten buvo dalykočių, buvo daug šiekėjimas. Labą dieną. Nekilnojamo turto skyrius, Mantas Valiukas. 11 klausimas. Taip. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Taikos prospektas 113 Kauno Namos, tai 88. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimui pritarta. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Laisvės alėja 80 Kaune dalies nuomos sutarties nutraukimo, tai 5. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, klausimui pritarta. Ačiū. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Latkevičiaus gatvė 8 Kaune dalies nuomos, tai 809. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, klausimui pritarta. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Gleivo gatvė 19 Kaune nuomos, tai 80. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Latkevičiaus gatvė 27A Kaune dalių nustatymo, tai 18. Ar yra norinčių paklausti? Galim bendru? Dėkui, pritarta. Dėl valstybinės žemės sklypo Plechavičiaus gatvė 2F Kaune nuomos, tai 812. Tai yra norinčių paklausti? Galim bendru? Dėkui, pritarta. Tai dėl 2024 metų gruodžio 19 dienos valstybinės žemės nuomos sutarties 06-51-89 pakeitimo, tai 812. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Kitos paskirties žemės sklypo Lietuvos 25 Kaune dalies nustatymo ir sutikimo subnuomoti, tai 816. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Tai kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Raudondvario plentas 127 Kaune dalies nuomos, tai 818. Yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Galim bendru. Ačiū. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Rotušės aikštė 15 Kaune dalių nustatymo, tai 819. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Juozapavičiaus prospektas 104A Kaune dalių nustatymo, tai 832. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 metų vasario 13 dienos sprendimo numeris T71 dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų būstų sąrašo patvirtinimo pakeitimo, tai 835. Ar yra norinčių paklausti? O procentaliai, nežinau, ar kažkaip parsiduoda tie būstai, tas sąrašas vis mažėja, kaip ten yra, nes kažkaip pasižiūriu tos kainos tokios. Tai čia šitas parsiduoda. Šiais metais aš kažkaip statistikos nesurašęs, bet didžioji dalis parsiduoda, o šitas sąrašas reikalingas tam, kad mes jūs nesitrauktumėt, jūs pabalsuotumėt už butų sąrašą, kuriuos pageidauja įsigyti, ir tada vyksta procedūros. Tai ten yra iš, man atrodo, 10 būstų dabar išbraukėm parduotuvai už tą sąrašą, naujus, kur turim norus pirkti gali iš nuomentai įkeliame. Ir bendrai parsiduoda. Tai žmonės tiki, kad niekaip jie netiteks jiem kitą formą nei įsigyjant. Matyt, kad būna pripratę prie gyvenamosios vietos. Bet pavyzdžiui, tu parduodi iš valytinių, kaip suprantu.
Čia iš varžytinių mes parduodam tuščius butus. Tai va čia pavyzdžiui, kaip pavyzdys, manau, kad yra pardavimų. Ne, čia yra jau, čia konkrečiai yra žmonės, dėl kurių jūs priimsit sprendimą, kad jie buvę tame sąraše, jie galėtų būti parduoti. Supratau. Tai jau konkrečiai parduoti už tam tikras sąlygas ir konkrečiai nuomininkų. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Dėkui, klausimų pritarti. Dėl kitos paskirties žemės sklypo ir savaitės prospekto 104 Kaune dalių nustatymo, tai 85. Praleidau. Praleidau su 17. Atsiprašau, grįžau vieną. Dėl nekilnojamo turto Vaidoto gatvėje 117 Kaune pirkimo, tai 87. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Supratau. Dėl kitos paskirties atsinė žemės sklypo Lazūnų gatvėje 5 Kaune dalies namus, tai 88. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Chemijos gatvėje 9A, tas 58 pardavimo, tai 817. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Logiškas klausimas Gedimino gatvėje 2, būtas 5A, tai 839. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Javų gatvėje 3 Kaune dalių pardavimo, tai 840. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Mateikos gatvėje 38 pardavimo, 841. Ar yra norinčių paklausti? Galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Grušo gatvėje 12, būtas 11 Kaune pardavimo, tai 842. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Logiškas būstas Jablonskio gatvėje 21, būtas 15 pardavimas, tai 81. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Jurbarko gatvėje 27 Kaune dalies pardavimo, tai 86. Yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų dalių Juozapavičiaus prospektas 85 Kaune pardavimo, tai 846. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Panerių gatvėje 11 Kaune pardavimo, tai 88. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kapsų gatvėje 90 Kaune dalies pardavimo, tai 89. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Londonų plento 234A Kaune nuomos, tai 852. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl kitos paskirties žemės sklypo Būgos gatvėje 36 Kaune dalių nustatymo, tai 820. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl nekilnojamo turto perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn, tai 82. Ką čia perimam? Gatves gatvių dalis. Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl nekilnojamo turto Londonų plento 161, 161B Kaune nuomos sutarčių su UAB Monarchijos atnaujinimo, tai 83. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl servituto nustatymo žemės sklyme esančiame Čiurlionio gatvėje 25 Kaune, tai 84. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendro? Dėkui. Pritarti. Dėl paskirties valstybinės žemės sklypo Daivėlių gatvėje 132 Kaune dalių nuomos, tai 87. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendrų sutarimų? Dėkui. Pritarti. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Vaidoto gatvėje 115 Kaune dalių nuomos, tai 830. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendrų sutarimų? Dėkui. Pritarti. Galima. Tai dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kalantos gatvėje 175 Kaune nuomos vertės nutraukimo, tai 801. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendrų sutarimų? Dėkui. Pritarti. Dėl nekilnojamo turto Baltų prospektas 8, Baltų prospekte Kaune perdavimo valdyti naudoti disponuotų patikėjimo teisę Kauno plaukimo mokykloje, tai 855. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendrų sutarimų?
Dėkui, klausimai pritarta. Dėl nekilnojamo turto statybininkų gatvėje 12 Kauno nuomos sutarties su vieša įstaiga pirma meilė nutraukimo, tai aš manau. Paklausti, Brandžiau, tai pirmos numeris tenai nutraukimas vyksta savivaldybės iniciatyva, ar jie nutraukia kaip čia, ar miškėlimo? Pačios meilės Man posėdė buvo iniciatyva, jie labai nori nutraukti. Meilė, pasaulį. Bet tai kas, taip, Meilės nebeliko. Nebeliko meilės, labai netenkina sąlygos. tai gal galite sąlygas mažinti? Remontą reiktų daryti. Galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimai pritarta. Dėl nekilnojamo turto Partizanų gatvėje 5 Kaune nuomos nekonkurso būdu Kauno miesto neįgaliųjų draugijai, tai 857. Ar yra norinčių paklausti? Galim bendru? Dėkui, klausimai pritarta. Dėl kitos paties valstybinės žemės sklypo numerio plentas 166 Kaune dalies nuomos, tai 858. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru? Dėkui, pritarta. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Linkuvos gatvėje 4 Kaune dalies nuomos, tai 859. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimai pritarta. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Saulės gatvėje 8 Kaune nuomos, tai 860. Ar yra norinčių paklausti? Galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimai pritarta. Dėl nekilnojamo turto Baltų prospektas 103 Kaune suteikimo atlyginimų naudos panaudos pagrindais bendrai įstaigai Kauno krepšinio akademijai Žalgiris, tai 81. Ar yra norinčių paklausti? Ar galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimai pritarta. Dėl suteikimo nustatyti teritoriją, kurioje taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos žemės sklype esančiame Čiurlionio gatvėje 10 Kaune ir Kauno miesto savivaldybės taryba 2024 metų 17 sprendimą, tai 989 pripažinimo netekus galios, tai 803. Čia yra kur nustatyti? Ar yra norinčių paklausti? Galim bendru sutarimu? Dėkui, klausimai pritarta. Ačiū visiems prisijungusiems, ačiū visiems dalyvavusiems ir pasimatysime tarybos posėdėje. Viso geriausio. Sveiki.